Nuomos punktą už vieną litą. Savivaldybė nebelieka teisinių argumentų ir kai nebegali remtis įstatymais, pradeda remtis visokiamis apklausomis ir nuomonėmis. Viena aktyviausių Vilniuje Žvėryno bendruomenė tvirtina, kad už atgautą šilumos punktą gyventojai neturi niekam nieko mokėti. Mat jis yra namo dalis, kurios savininkai – namo gyventojai. Tai reiškia, kad mokėti už punktą turėtų ne gyventojai šilumos tiekėjams, bet tiekėjai gyventojams. Jeigu jie teikia šilumą iki buto, kaip ir nustatyta ne vieną kartą aukščiausios teismo nutartimis, tai jie privalo naudotis įrangą, kad tai atliktų. Jie naudojasi šilumos punktų, vadinasi, ne gyventojai turi mokėti, o šilumos tiekėjai turi mokėti už jo nuomą. Šilumos tiekėjų rėmėjai įtikinėja, kad gyventojams perdavus šilumos punktus, tiekėjai nebegalės užtikrinti pakankamo šildymo. Donatas Tundis, Vidmantas Beržinis, LNK žinios Vilnius. Dėl neištirtų galimai šalyje veikusių CŽV kalėjimų Lietuva sulaukė priekaištų iš tarptautinių organizacijų. Tačiau bylos gavo ne tik mūsų šalis. Liuda Kulinova praneša, kad kaltinimų, kodėl nebuvo tirti galimai veikę slapti CŽV kalėjimai, pažerta ir Skandinavijos.